Štai tokia mašina atvažiavo. 2, 3, treti metai Lietuvoje. Dabar kol kas nenurinkta, parodysiu blogiausią vietą. O kaip atrodo. Kągi, nurinksime viską. Nuplausim, tada dar kaip parodysim, kas aplamai čia atrodo. Nu ką, Volvo XC60. Apsiprausėm šitas vietas. Va tai va. Bet žodžiu žoskai. Va taip, kad va tokiam stovi viskas. Taip greitai. Nu, ne veltui slenkščiai teko nuimti. Teko nuimti slenkščius. Iš vidaus tai apsikrovė biškį. Žodžiu. Šitą mašiną teks su rūgštim deginti. Po smėliavimo dabar pasmėliuosim. Čia nais, blemački. Kaip keistai, užsėdinės. Jo, Volvo šiais laikais tai reikia saugot, ne kaip čia nais papažinėje numetė. Nu ką, neblogai? Šiandieną darbus baigėme, noriu parodyti, kaip atrodo metalas. Čia prieš valandą purkštą rūdim naikinti. Dar burbuliuoja biškai, kaip matosi. Kokį efektą davė valandą ir dabar 2 paras dar stovės lauke. Ir toliau jau dengsime su antikoroziniam kitom priemonėm.